Sveiki! Šiandien trumpai aptarsime apie įvykį, kuris sudrebino technologijų pasaulį ir apie kurį ūžė visas internetas. Tai yra Sam Altmano staigų atleidimą iš OpenAI vadovo pareigų. Aptarsime įvykius sekusius po šio netikėto sprendimo ir paspekuliuosime, kokios buvo galimos to priežastis. Taigi, prieš pereidami prie faktų, svarbu suprasti, kad OpenAI yra ne tik technologijų įmonė, tai institucija, kuri formuoja, kaip mes suvokiame, taikome ir kaip gyvensime ir integruosime dirbtinį intelektą savo aplinkoje. Sam Altman atleidimas ne tik atveria naują puslapį įmonės istorijoje, bet ir atspindi gilės vidinės įtampas tarp organizacijos vizijos ir komercinio verslo realijų. Dabar, kai esame pasiruošę šiek tiek prisiliesti prie šios sudėtingos istorijos, pradėkime nuo pirmųjų žinių, kurios atskleidė šį netikėtą posūkį. Taigi, OpenAI paskelbė lapkričio 17 dieną apie Sam Altmano atleidimą. Taigi, vadyba pabrėžė, jog jo atleidimas nebuvo dėl kokios nors netinkamo elgesio priežasties, o dėl to, kad Altmanas nebuvo nuosekliai atviras savo bendravime su valdyba, trukdydamas valdybai atlikti savo pareigas. Dėl to prarado pasitikėjimą ir yra šalinamas nuo pareigų. Toliau mes matome, taigi viešumą pasiekė Sam Altmano pirmoji žinutė, kuri patvirtina jo atleidimą. Jisai pats tą patvirtina ir dėkoja už laiką skirtą OpenAI, kurį jis praleido ir kaip personalėje turėjo progą pasikeisti ir patobulėti. Dėkoja ir už tai, kad turėjo galimybę bendrauti su talentingais žmonėm. Ir, kaip sakant, ant galo užmeta dar tokį, kad dar pridės ir pasakys apie šitą vėliau visą įvykį, kas šiek tiek intriguoja. Ir turbūt pats supranta, kad iš karto emociškai kažko labai daug atskleis negali, jo labiau, kad jisai buvo generalinis direktorius, jų partneris pagrindinis Microsoft, tai aš manau, kad ten jie pakankamai teisiškai susaikstyti yra ir ten kažko leptel dabar pasakyti ar atskleisti tikrai nelabai verta, jo labiau, kad iš vidinės informacijos turbūt pats Altmanas supranta, kad tas sprendimas galbūt ir karštas buvo, skubotas, tai jam čia dabar kažką tai labai daug pasisakyti tikrai neverta, nes kažkoks netinkamas emocinis pasisakymas, kurio žodžių paskui neatšauksi, gali paveikti nelabai gerai. Tai jisai suprasdamas tą turbūt tiesiog išlaiko tą tokią neutralią poziciją, kurią turbūt vėliau ir pasinaudos. Ok, bet judam tuomet toliau. Po šio jo pasisakymo išeina Greg Brockmano pasisakymas, kuris irgi sako, kad jisai yra nustebęs dėl to ir nieko apie tai nežinojo. Jis yra vienas iš valdybos narių ir pateikė trumpą reziumė, kas įvyko, kad Ilja inicijavo pokalbį penktadienio vakare, prisijungti Samą į Google Meet'ą. Kas keista yra dėl Google Meet'o, tai kad pagrindinis jų yra kaip ir partneris Microsoftas, o jie meetingam naudoja Google. Čia, galbūt čia kažkoks sarkazmas arba iriukas užmestas, arba kažkokia nuoroda į tą. Taip, bet čia mes šitoje vietoje, kaip sakant, spekulacijų nedarysim. Judam toliau. Tai šiek tiek gal tada trumpai apie sudėtį valdybos. Valdybą sudaro 6 nariai. Tai yra Greg Brockman, kuris yra prezidentas, vyriausias mokslininkas Ilja ir CEO, vyriausias direktorius Sam Altmanas, kuris ir buvo atleistas, ir dar 3 nesamdomi darbuotojai. Taigi iš 6 turėjo balsuoti 4, kadangi didžiulė prielaida yra, kad Greg Brockmanas iš pasisakymų, kaip sakant, socialiniuose tinkluose yra aišku, kad kartu yra Sam Altmanu,
jo pusėje, ta prasme, tai reiškia, Ilja balsavo prieš, kas tikrai yra ir įdomu, ir kartu, kaip sakykime, atskleidžia galbūt priežastis, dėl ko tai vyko, bet apie tai šiek tiek vėliau. Aišku, tos prielaidos yra, priežasčių prielaidos, sakykime, taip, spekulacija. Gerai, judam su tai, kas buvo dar pasakyta toliau. Taigi, toliau mes turim dar pranešimą apie tai, kad Microsoftas, kuris yra svarbus OpenAI partneris, buvo netikėtai nustebintas staigiu pranešimu apie Altmano pasitraukimą, parodydamas tai, kad buvo greičiausiai šitas sprendimas neišėjęs už OpenAI vadovybės ribų, ir tai parodo mums, kad šitas sprendimas buvo gana spontaniškas ir emocinis, tikėtina, ir tinkamai neapsvarstytas, nenumatant galimų pasiekmių ir krypties po tokio sprendimo. Taigi, paskui seka pačio Sam Altmano postai, kuris irgi toliau tokių, sakykime, bendrų pobūdžio žinutės pasisakymai, kur neatskleidžia kažkokių tai didelių detalių apie, sakykime, priežastis, bet daugiau nurodo apie tai, kad pats Samas turi, sakykime, neblogus kozirius savo rankoje ir kad tikrai laukia dar čia įdomus dalykai. Ypač kai jisai pasako, if I start going off, the OpenAI board should go after me for the full value of my shares. Ir dar yra įdomi jo žinutė, kur jisai pasako I love you all, ir toliau yra today was a weird experience in many ways, but one unexpected one is that it has been sort of like reading your own eulogy while you are still alive. Tai čia jis labiau nukreipia į tą, kad daugumai jo atleidimas, kaip sakykime, kuomet tai įmonė taip staigiai išsišoka ir jisai čia patampa dirbtinio intelekto veidu visam pasaulyje, kaip flagmanų, ir žmonės labai aktyviai pradėjo naudotis ChatGPT įrankiais. Ir kaip sakykime, tas jo atleidimas Semo kaip mirtis tokia, sakykime, kaip kai kam siejasi, tai turbūt daug susilaukė palaikymo žinučių ir visokių emocinių išsireiškimų, bet esmė, ką sekėjai šitoje žinutėje žiūrėjo, tai kur yra aprašyti žodžiai I love you all. Jeigu paimsime šito pirmo sakinio, kiekvieno žodžio pirmą raidę, ir gautųsi Ilja, kas būtų, kaip sakykime, užšifruota tokia slapta žinutė, į nuorodą į kas čia, sakykime, viso šito įvykio iniciatorius. Na, bet čia tik, kaip sakykime, sąmokslo teorija, spekulacija ir spėjimas. Tai, sakykime, šitoje vietoje neužsitikslinčiau labiau, gal tiesiog susijęs sutapimas, o gal ir vis tik tai ne. Toliau judam. Toliau pasirodo pranešimai apie tai, kad OpenAI investuotojai stengiasi grąžinti Altmaną atgal į jo pareigas ir nesutinka su vadovybės sprendimu. Toliau pasirodo pranešimai, kad pati OpenAI valdyba pradėjo ir veda diskusiją su pačiu Altmanu apie jo sugrįžimą. Tai kaip ir minėjau anksčiau, tai parodo, kad tikrai sprendimas buvo iki galo neapgalvotas ir turbūt emocinis ar kažkokios tai kitos priežastys tą lėmė, tokį neapgalvotą sprendimą iki galo. Ir visi šitie pranešimai byloja apie tai, nes kam daryti tą atleidimą ir paskui vėl kalbėti su juo atgal grįžti, reiškia, nebuvo apgalvota. Jeigu būtų norėję atleisti, sakykime, jį planuotai ir, kaip
sakykime, tai jis būtų vis tiek tą tranzitą, jo išėjimą ir naujo direktoriaus priėmimą būtų padarę palaipsniui, kad nebūtų to tokio didelio šoko tiek, sakykime, bendruomeniai dirbtinio intelekto, tiek visam pasauliu, nes tai vis tiek įtakos. Altmanas yra veidas OpenAI ir pardavimus ir visus kitus sprendimus, konkurencinius dalykus tikrai tai įtakotų jo šitas pilnas pasitraukimas. Tai aišku, dar neaišku, kuom čia baigsis viskas. Tai tęsiam tuomet toliau. Dar taip pat ten buvo pasirodžiusių pranešimų apie jo naują į verslą, kūrimą kartu su Brockmanu, bet čia irgi tik tai galimi kažkokie, tai čia galbūt irgi paspekuliavimai kažkokie, bet tai parodo, kad Altmanas ir Brockmanas tikrai turi pakankamai gerus kozerius, kadangi vis tik tai dėrybos kažkokios vyksta dar ir neaišku, kuom čia baigsis. Taigi judam toliau. Taigi praėjom pro tą, sakykime, išnagrinėjom tos pagrindinius įvykius, kurie sekė po Altmano atleidimo. Dabar šiek tiek pažvelkime į tas spekulacijas ir sąmokslų teorijas, kurios galėtų paaiškinti, kas tikrai vyksta užkuliuose. Labiau tokie žemiški būtų, kad Altmanas kažkokį turi konkurentų pasiūlymą, kad nesutiko su kažkokia strategija, čia minima do the number not add up, losing even more money, kažkokie piniginiai reikalai, saugumo kažkokio tai incidentai, galbūt buvo kažkoks breachas ar nutekėjimas duomenų vartotojams naudojant ChatGPT arba kažkokie nevykdymai nesutampantis požiūriai, AI etika ir filosofija, kas, sakyčiau, yra labiau tikėtina nei AGI. Bet dabar susikonkretinsim galbūt ir apsistosiu prie man labiausiai priimtinos spekulacijos ir labiausiai tikėtinos hipotezės, bet kad jie paremti, sakykime, ne tik tuščiais žodžiais, tai reiktų šiek tiek pereiti per OpenAI istoriją ir atkreipti dėmesį į pokyčius, kurie keitė įmonę iš esmės ir kad tai galėjo vis labiau didinti vidinę įtampą ir tolinti įmonę nuo pradinių užsibrėžtų vertybių ir tikslų. Taigi mes žinome, kad OpenAI pradėjo savo istoriją kaip atviro kodo ir buvo nepelno siekianti organizacija, bet paskui pasidarė ir uždaro kodo ir buvo netgi memų apie OpenAI pavadinimą ir uždaro kodą. Ir 19 metais taip pat jie pereina iš nepelno siekiančią organizaciją į pelno siekiančią organizaciją, kas iš esmės kertasi su jų vertybėm ir tikslais pagrindiniais, sakykime taip. Ir dar paskutiniai tokie įvykiai, kurie vyko DevDay ir po DevDay buvo pasisakymų, kuomet AI bendruomenėje apie tai, kad OpenAI nutolo nuo savo misijos ir kad šitie pasisakymai būtent tokie, kurie kaip tik, sakykime, nusivylė tuo visų OpenAI, nes jis nuėjo į tą, sakykime, biznio dalį, biznio pusę, o akademinė visuomenė visai kitokius, sakykime, matė tikslus ir vertybės tame ir šitoje vietoje išsiskyrė.
išsiskyrė po DVD, buvo šitų aštrių pasisakymų apie tai. Ir tas turbūt lemia, kad dėl to yra ta pagrindinė priežastis, dėl ko čia ir kilo tas tikėtina Altmano atleidimas, kuomet atsiranda visokių tų dar komercinių įrankių susijusių su ChatGPT, jį paleidžia dar daugiau, GPTs ir kiti ten asistentai visokie, kur sakykime, žiūrint iš verslo pusės visi aikčioje, bet tuo pat iš akademinės pusės yra tas nusivylimas, kad visiškai produktas komercializuotas ir tai yra tas pagrindinis pleištas, kuris kelia įtampas tarp skirtingų grupių OpenAI viduje, kuomet vienoje pusėje turime akademinius interesus, tyrimai ir saugumas ir atvirumas, kitoje pusėje mes turime uždarumas, komercinius interesus ir uždarbį. Taigi, manau, kad šios priežastys yra pagrindinės šio konflikto, šio įvykio, sakykime, galimos pagrindinės priežastys, kodėl vadyba nusprendė keisti vadovą, o gal labiau, sakykime, vadyba paskatinta būtent galbūt Ilija, kuris yra būtent mokslininkas ir akademinės pusės tos atstovas. Bet kaip jau sakiau, čia dabar nusispekuliavau jau labai. Bet man tai, sakykime, atrodo, kad tai bus tas variantas artimiausias. Bet pažiūrėsim. Tikėtina, kad pirmadienį išeis daugiau